Dabar vykstančių vasaros olimpinių žaidynių kontekste vyrauja ir labai daug kontroversijų, tame tarpe ir politinių. Istoriškai olimpinės žaidynės buvo ne ką mažiau politizuojamos, o ypatingai politinį atspalvį jos turėjo, kuomet vyko 1980 metais Maskvoje. Ta proga Sovietų sąjunga, sovietinė Rusija buvo norėjusi išnaudoti ir siekiant parodyti sovietinės santvarkos pranašumą prieš jų teigimų supuvusius vakarus. Tai buvo labai didelis spaudimas ir tam, kad rusų atletai laimėtų kuo daugiau medalių. Ypatingai įnirtinga kova vyko šuolių su kartimi disciplinoje. Ir kaip nekeista, jį tuomet labiausiai įtemptai vyko tarp sovietinės Rusijos atstovo ir to meto sovietinės Lenkijos atstovo. Tai ir būtent sovietinės Lenkijos atstovas Vladislav Kozakevič tuo metu vykusių olimpinių žaidynių metu ne tik užėmė pirmą vietą, laimėdamas auksą, bet kartu ir sumušė pasaulio rekordą. Ir tas rekordas išsilaikė ganėtinai ilgai. Kaip tas nutiko? Ir kuo tas buvo politiška? Vladislav Kozakevič labiausiai rungėsi su Rusijai atstovavusiu atletu, o tuo metu Rusijos sirgaliai, kurie užėmė didžiausią tribūną, iššvilpdavo visus kitus sportininkus. Ir kaip savo prisiminimuose vėliau pasakoja Vladislavas Kozakevičius, jis dėl to, aišku, labai nervinosi. Ir kuomet jis atliko savo šuolį su kartimi, sumušė pasaulio rekordą, nustatydamas naują šuolio aukštį, tai buvo 5,78 m. Tuo metu jo konkurentas rusas neperšoko 5,65 m kartelės ir vos tik atsistojęs ant kojų Vladislav Kozakevič rusų tribūnos link parodė šitokį gestą. Ir jis jį parodė netgi dvigubai. Nuo to laiko Lenkijoje šis gestas yra žinomas kaip gest Kozakeviča, o kilęs jis manoma iš Prancūzijos, kur buvo vadinamas garbės ranka. Tas pavadinimas žinoma ironiškas, nes iš tikrųjų jis reiškia labai panašų dalyką kaip ir fako parodimas. Tai rusams šis gestas nekėlė jokių abejonių, juolab, kad Kozakevičius tą gestą atliko po 2 savo šuolių 2 kartus ir iš karto rusai puolė reikalauti, kad iš jo būtų atimtas medalis, o jo nustatytas pasaulio rekordas būtų anuliuotas. Ir tas tuomet neįvyko. O neįvyko tarp kitko dėl to, kad prieš pasisakė Sovietinės Lietuvos Respublikos olimpinio komiteto vadovas Michalas Sinkevičius, jis pats buvo eišiškietis, labai aktyvus Lietuvos Lenkų bendruomenės dalyvis, visuomenininkas, šiuo metu jau deja jo nebėra tarp mūsų. Jis ir sportinės draugijos Sakalas buvo įkūrėjas ir vadovas. Tai jis atsisakė taikyti tokias sankcijas prieš Vladislavą Kozakevičių. Ar tas atsisakymas kilo vien dėl to, kad tai buvo vienas Lietuvos Lenkas, kitas Lenkas atstovaujantis Lenkijai? Ne tik dėl to. Žinoma, vien iš sportinių principų jau tokio šuolio negalima buvo anuliuoti, tai buvo visiškai sąžiningai sumuštas pasaulio rekordas, visiškai sąžiningai pelnytas auksas, bet tarp Kozakevičiaus ir Sinkevičiaus buvo žymiai daugiau bendro. Vladislav Kozakevič gimė 1954 metais Šalčininkėliuose, mažuose Šalčininkuose.
Jo šeima į Lenkiją išsikraustė 1957 ir persikėlė gyventi į Gdynę, į Lenkijos uostamiestį. Ir nors jam buvo vos 4 metukai, netgi mažiau, Kozakevičius labai gerai prisimena tą laiką ir ypatingai tą, kad į jų namus buvo įkeldinti gyventi ir sovietinės armijos karininkai. Tai jau nuo mažens jis neipatingai mėgo rusišką imperializmą ir jo sovietinę mutaciją. Tai rungtynės Maskvoje jam turėjo ir ganėtinai asmeninį atspalvį. Deja, jam grįžus į tuo metu, panašiai kaip ir Lietuva, taip ir Lenkija, kuri buvo rusų okupuota, ypatingai jam nebeleido daugiau daryti karjeros, iš jo atėmė užsienio pasą ir galiausiai buvo priverstas 85-aisiais emigruoti į Vokietiją. Ir ten jis gyvena iki šiol, turi dvigubą Lenkijos ir Vokietijos pilietybę, bet ir dabar jis turi labai didelių sentimentų Vilniaus kraštui. Netgi viename interviu pasakojo, kad kai čia dar sovietmečių rungtyniavo, tai tiesiog vienu momentu nuėjo ir lyg natūraliai prisimindamas nukeliavo prie savo buvusių namų, kurių dabar jau nebėra, bet ta vieta ir mažieji šalčininkėliai yra išlikę iki šiol. Tai Kozakevičiaus gestas iki šiol yra taip vadinamas, visi Lenkijoje žino, ką jis reiškia ir tokiu būdu Vilnietis, taip save vadina Vladislavas Kozakevičius, Vilniuku, tai reiškia kilusių iš Vilniaus krašto, jis iki šiol funkcionuoja Lenkijos populiariojoje kultūroje bei turi savo įnašą ir į sporto istoriją. Sveiki visi. Labai džiugu, kad žiūrite tuos mano filmukus ir kad turėjote kantrybės pažiūrėti iki pabaigos. Projektas Lenkija Plus yra skirtas būtent pasakoti istorijoms apie Lenkiją, jos vietas, jos mažiau žinomus pasakojimus, taip, kad galėtume daugiau sužinoti ir apie mūsų kaimynus, ir apie taip pat mūsų bendrą su jais istoriją. Jeigu jums patiko, tai prašau patiktuką padėti, prenumeruoti šį kanalą, o jeigu labai patiko, tai galite mane pavaišinti kava arba prisijungti prie patronų, nuorodos yra žemiau po filmuku. Taip pat planuoju, kad Patreonams bus skirtos ir papildomos atrakcijos, naujas turinys, kurio tikiuosi artimiausiais metais tikrai nepritrūks. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki kitų kartų.